Kvartalas Riverland įsikūręs Bukčių miško parko kaiminystėje. Vos už 300 metrų teka Neris. Tačiau kaip teisingai gyventi tokioje įspūdingoje gamtos apsupti, šiandien mums papasakos gamtininkas, net 100 knygų autorius Selemonas Paltanavičius. Mes, Selemonai, šiandien sustinkam tokiam tikrai gražiam projekte, kuris yra ir mieste, ir kartu gamtoje. Tai gal galit papasakot, kuo apskritai šitas miškas yra ypatingas ir kas čia jame gyvena? Reikia žinot, kad Lietuvoje yra apie 25 000 rūšių gyvūnų, nuo vabzdžių, nuo bestuburių visų iki žinduolių. Ir žinoma, čia visą laiką atkeliauja laukiniai gyvūnai. Čia ateina stirnos, čia ateina lapės, barsukai. Ir dar vakarais čia tikrai keliaus ežiai. Žiūriu, štai kankorėžiai. Čia žinoma, genys atskris, tų kankorėžių nusiskint, čia ateis voveris. Aišku, čia trūksta inkilų, bet ne 10, o 1 inkilo. Aišku, čia reikės lesyklų. Sakot, ir tas gali ateiti, ir tas gali ateiti, ir atskristi paukštis, ir ateiti ežys. O kaip elgtis, turint tokius kaimynus, padėti obuoliuką ežiui, kaip mes įpratę filmukuose matyti, kad nešasi? Aš nuliūdysiu, ežiai neėda obuolių. Jūs juokaujat. Jie ir grybų neėda. Ežys yra pilnas, taip sakant, mėsėdis. Dar kas, papildomo jokio maisto, jeigu tai nėra žiema, o ežys žiemą miega, mes neturime dėlioti, mes gyvūnų specialiai jaukinti neturim. Bet jeigu ateina stirna iš miško ir šito projekto gyventojai pasakoja, kad taip dažnai būna, mato važiuodami į darbą, pamojuoja tom stirnom, tai atrodo, tokia graži kaimynė. Norėtųsi tikrai kokią ten morką padėti. Ne viskasgi per pilvą. Užteks jūsų užtikrinimo žodžiu stirnai, kad gyvenkim kaiminiškai ir draugiškai. Viskas. Gamtininkas kelis kartus patikino, kad maitinti jokių laukinių gyvūnų šiukštu nevalia, bei pasidalino pavyzdžių, kas gali nutikti nepaisant tokio draudimo. Sako, ką daryti, lapės tokios jaukios, mes jau bijom ir šuniuką išvest. O ko ateina? Žmonės sako, žinot, mes čia jom vištų kakliukų paliekam. Tai palaukit, tai kuo jūs skundžiatės? Čia kaip prisimenat Mažąjį princą ir lapė. Taip. Kaip lapė pasako, kaip tu mane gali prisijaukinti, tai prisijaukinus tu prisimi dalį atsakomybės. Lapė yra lapė ir jeigu bus po to problema, sakykim, ji, ką nors nedraugiškai su šuniuku. O tada bus kas kaltas? Lapė. Geriausia, kad gyvūnai gyventų greta, draugiškai, bet, mes turėtume suprasti, kad jis visgi yra laukinis gyvūnas. Bet šiaip gyvent tokioj vietoj, prie gamtos arba beveik gamtoj, tai yra didelė dovana. Įsivaizduokite, tavo langai žvelgia į gamtą, pro langą kas rytą matai, kaip čia atskridęs darbuojasi genys, kaip lukštena kankorėžis, voverytė, kur dar tokį rasi. Ir tu neužsakei viso to. Visa tai yra tavo kaimynai. Tau lieka tiesiog žiūrėt, suprast ir netrukdyti. Beje, nors šerti laukinių gyvūnų negalima, Selemonas patarė pasodinti gėlių vabzdžiams bei įrengti lesyklas paukščiams. Tik gamtoje savaitgalio ir atostogų nėra. Jei jūs negalite, pasirūpinkite, kad kaimynai papildytų lesyklėlę sauja saulėgrąžų.